Populiarėjant ekologiškai žemės ūkio produkcijai ir didėjant jos paklausai, ekologiniam ūkininkavimui išskiriami vis didesni plotai. Tačiau norint užaugintą produkciją ženklinti kaip ekologišką, būtina nustatyta tvarka sertifikuoti savo naudmenas ir laikytis griežtų javų, vaisių ar daržovių auginimo, perdirbimo ir pateikimo į rinką reikalavimų. Be to, ekologiškos produkcijos augintojams tenka susitaikyti su mažesniais derliais. Tas augalas, kuris yra ekologiškai auginamas, jisai turi kovoti dar ne tik su kenkėjais, bet dar ir su piktžolėm ir dar iš dirvos imti maistinės medžiagas visas, tai be abejo jisai užauga mažesnis, dėl to ir mokama ta kompensacinė išmoka pareiškėjams būtent padengti tą nuostolį. Parama ekologinės žemės ūkio produkcijos gamintojams numatyta pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos antros krypties priemonę agrarinės aplinkosaugos išmokos. Ekologiškai ūkininkaujantys žemdirbiai kasmet gauna nustatyto dydžio kompensacinės išmokas, kurios apskaičiuojamos pagal deklaruotą pasėlių plotą. Už ekologiškai auginamus javus yra skiriami 742 litai už hektarą. Už daugiametės žoles 438 litai už hektarą. Taip pat parama skiriama yra už ekologiškai auginamas daržoves bei bulves, tai būtų 1518 litų už hektarą. Taip pat už vaistažolės tai būtų 1687 litai už hektarą ir už sodus bei uogynus tai būtų 1780 litų už hektarą. ES paramą gali gauti ne tik ekologiniai, bet ir pereinantys prie ekologinės gamybos ūkiai. Kasmetinės kompensacinės išmokos pareiškėjams mokamos dviem etapais. Pusė sumos sumokama įvertinus paraišką, o likusi dalis pateikus informaciją apie realizuotos produkcijos kiekį.